Tai kiek kainuoja būti galiūnu? Daugelis turbūt galvoja, kad galiūnų būtų užtenka nueiti į salę, pakelt didelius svorius, treniruotis ir to pakanka. Deja, realybė iš tikrųjų yra visai kitokia. Norint būti galiūnu, neužtenka vien sunkiai dirbti, bet reikalauja ir didelių investicijų, finansinių investicijų. Taigi, kokios yra finansinės išlaidos galiūnų sporte? Tai pirmą, pradėkim nuo aprangos. Aš jums įkelsiu atskirą video dabar, kad susidarytumėt įspūdį ir parašysiu bendrą sumą, kiek man visą tai kainuoja. Ir tada sugrįšim atgal ir pratęsim pokalbį apie tai, kiek kainuoja išvažiuoti vienas ar kitas varžybas, kiek kainuoja maisto papildai, kiek kainuoja sporto salė ir panašiai. Tai noriu jums parodyti, apie kokią aš aprangą kalbėjau ir kiek ta apranga kainuoja. Taigi pradėkim nuo triko. Šitas triko 200, šitas triko 250. Maikė grip t-shirt apie 60 berods. Čia druska, galbūt 10-15 eurų. Dirželiai 30 eurų. Klijai 70 eurų. Sekantis maži klijai 40 eurų. Magnezija apie 15 eurų berods. Ausinukai apie 100 eurų. Kamuliukas apie 15-20 eurų turbūt. Šortai neopreniniai plonesni, storesni. Tiek šitie yra 70 eurų. Lemkės, aštunkės apie berods 30 gal eurų. Kelių bintai apie 50 eurų. Batai 100 eurų. Štangėtkos vadinamos 250. Čia matom koinės. Koinės po 15 berods eurų. Šitos 15 ir šitos 15. Čia turiu neopreninius alkūnių įtvarus. Tai yra naudojami pas mane du. Šitie yra, kai darau treniruotės, šitie yra varžybiniai, kad nebūtų ištampyti. Toliau, kaina jų tiek šitų yra berods 40 ir šitie. Po 40 eurų. Toliau riešų bintai. Čia yra ilgi, 80 cm berods apie 40 eurų. Sekant vidutiniai apie 40 eurų. Ir dar šitie yra stiff tipo, tai irgi apie 40 eurų. Batai, čia yra bokso batai, žemų padų traukai daryti apie berods 80 eurų. Neopreninis diržas 70 turbūt eurų, jeigu neklystu. Toliau neopreniniai kelių įtvarai, šitos naudoju būtent akmens kėlimai, yra jau purviniai, išteplioti nuo akmens kėlimų, tai būtent juos naudoju tik akmens kėlimai, tai irgi 80 eurų, taip pat naudoju alkūnių įtvarus akmens kėlimai, taip pat apie 40 eurų, lemkis 20 eurų, voliukas nežinau, 20-10 eurų galbūt. Toliau stiff kelių ankeliai apie 80 eurų, toliau matote SBD vėl apie 80 eurų. Nežinau, sakiau ar nes, sakiau apie šituos. Diržas 250 eurų. Visa šita vaistinėlė, čia ne tik vaistinėlė, bet čia yra ir roliukas, ir klijai purškiami, magnezija čia yra padėta, tai čia yra tik pudra, yra teipai, yra kaitinantis kremai, šaldantis kremai, purškiami šaldantis, dar kai kurie ten bintai gavus traumų, tai realiai šitos dėžutės yra vertė virš 100 eurų, galbūt 150, bet nebūnėjau 100 eurų. Tai suskaičiuosiu, aš jums parašysiu bendrą sumą, pamatysit kiek kainuoja ir jie nėra amžini, jūs reikia keisti. Taigi tiek norėjau parodyti apie aprangą. Taigi, kaip matėt,
rūbai, diržai, batai ir panašiai, visos apsaugos kainuoja apie 2400, salės įranga apie 5000. Na ir norėčiau pakalbėti, kiek man kainuoja pasiruošimas varžyboms. Tai konkrečiai turėsiu birželio vidury pasaulio čempionatą Vokietijoje, į kurį vyksiu, ir pasiruošimas prasidės kovo mėnesį. Tai pabandykim paskaičiuoti nuo kovo mėnesio, kokios bus mano išlaidos. Tai sakykim, maisto papildams ir maistui išleidžiu apie 500 eurų. Jeigu taip atskirai, tai maisto papildams apie 200 eurų turėtų būti mėnesiui. Kas įeina tos 200 eurų, tai baltymai, multivitaminai, mineralai, kreatinas, BCAA, nuo sąnarių ir elektrolitai. Tai šitie pagrindiniai. Apie 200 eurų kainuotų mėnesiui laiko. Tai jeigu skaičiuojam 3 mėnesiam, bus 600 eurų, plus maistas apie 900, tegul būn 1000. Tai toliau, salė. Už salę moku 30 eurų, plus man iki salės nuvažiuoti ir grįžti 15 km maždaug. Tai dėkim savaitėj 10 eurų, mėnesiui 40 eurų. Tai salė su visų atvykimu ir grįžimu 70 eurų. Toliau, masažai. Masažai per mėnesį aš sumoku iki 150 eurų, tai 3 mėnesiai bus 450 eurų. Na ir konkrečiai pačios varžybos. Kainuoja startinis mokestis 200 eurų. Kuras pirmin atgal suvažinėt gausis 3600 km. Dar po vietą pasisukinėt, tai greičiausiai, kad bus dar daugiau. Tai bendroji sumoj už kurą sumokės apie 700 eurų, plus apie 100 eurų už mokamus kelius. Reikės apsistot, tai viešbučiai kainuos, reikės turbūt 4 arba 5 naktis miegot. Tai viešbučiai kainuos 400 eurų. Na ir žinoma, maistas, parkingas ir panašiai dar apie 200 eurų. Raunus mano telefonus. Toliau. Taip, kiek kartų sportuoju per savaitę varžybom, kiek laiko užtrunka visas pasiruošimas. Tai realiai viena treniruotė 2-3 valandos, 5 kartai per savaitę. Tikrai laiko atima labai daug, realiai nieko namuose nepasidarai. Tai, kaip žinoma, mes rėmėjų neturim, mes iš to negalim gyventi, tai yra mūsų hobi. Ir tiesiog po darbo einam į treniruotės, o į varžybas vykstam iš savo pinigų. Dėl to šitą video aš ir noriu padaryti, kad maždaug žmonės įsivaizduotų, kiek tai kainuoja. Nes kai kurie yra tokie žmonės, kurie galvoja, kad mes iš to sporto pragyvenam. Tai realiai mes iš to sporto tikrai nepragyvenam. Mes turim dirbti, kad užsidirbti ir išleisti ant šito sporto. Tai būtent video esmė ir buvo apie tai, kad mes daug išleidžiam, o grąžos kaip ir neturim beveik visai. Tai problema yra tokia, kad greičiausiai rėmėjas rinksis populiaresnį sportininką, tai yra kokį krepšininką ar futbolininką, kurį paremta. Na, o Galiūnas yra tiesiog kaip ir savo vadybininkas. Pats turi ieškoti rėmėjų, pats turi gaišti laiką, kurio ir taip yra ne per daugiausiai, nes dažniausiai, kaip ir minėjau,
dirbam, po darbo į salę ir va taip savo visą laiką ir atiduodam. O futbolininkas tai tu gauni ir stadioną, ir aprangą, ir trenerius, o jeigu esi galiūnas, perkiesi ir mokysi už viską pats. Tai kokia yra išeitis ir ką galima padaryti, yra aišku keli keliai. Aktyviai ieškoti rėmėjų, reklamuoti socialiniai medijoje, rodyti, kad galiūnų sportas yra vertas dėmesio, dalintis turiniu, kalbėti apie problemas viešai, stiprinti sportų bendruomenį. Daugiau viešumo, daugiau dėmesio šiam sportui. Na ir aišku, turbūt pabaigai norėčiau pasakyti, kad būti galiūnu tai ne vien tik kova prieš savo varžovą, prieš savo oponentą, prieš save, bet taip pat tai yra kova ir prieš sistemą. Jeigu tau patinka galiūnų sportas, jeigu tu myli šitą sportą, jeigu tu manai, kad šitas sportas yra taip pat vertas dėmesio kaip ir futbolas, kaip ir krepšinis, kaip ir kitos sportų šakos, pasidalink šituo video, parašyk komentarą, padėk laiką, nežinau, kažką padaryt, bet kaip sakoma, stiprūs sportininkai, stipri Lietuva. Iki.